Kas sveikiau, juoda ar balta duona? Į šį klausimą atsakė Harvardo ir kiti mokslininkai, kurie nustatė štai ką. Bet prieš tai išsiaiškinkime, kuo jos skiriasi. Balta duona gaminama iš išvalytų miltų, kuriuose nedaug skaidulų ir vitaminų. Tuo tarpu juoda duona taip pat gali būti gaminama iš išvalytų miltų. Palaka. Matai, juoda duona gali būti ir iš pilno, ir iš nepilno grūdo miltų. O spalvai suteikia rugiai ir gamybos procesas. Anot Harvardo mokslininkų, pilno grūdo duona gali mažinti širdies ligų bei antro tipo diabeto išsivystymo riziką. Nes joje yra daugiau skaidulų, kurios leidžia geriau kontroliuoti cukraus lygį kraujyje. Matai, kaip suskilo? Skaidulos taip pat gerina virškinamojo trakto veiklą ir palaiko tinkamą žarnyno mikrobiotą. Bakterijos nėra visada blogai, nebent jos ant duonų. Taip pat pilno grūdo duonoje yra likęs sėlenas ir gemalas, kurie savyje turi šiek tiek vitaminų ir mineralų. Pavyzdžiui, antioksidanto vitamino E, kuris yra reikalingas sveikai odai. Bei mineralo seleno, kuris palaiko normalią skydliaukės funkciją. Taip pat jis reikalingas nagams bei plaukams. Skusim plikai tave matai. Taip pat pirkdama šias kepinius, žiūrėk, kad juose būtų kuo mažiau pridėtinio cukraus. Na, nebent nori saldžios duonos. Nesmerkiu tavęs. Panašu, kad pilno grūdo duona yra sveikiau, bet su saiku balta irgi nėra labai blogai. Tik neviršyk 100 gramų, nes ryte bus labai bloga.